Sveiki, esu Daumantas, esu naujasis produkto dizaino kurso vadovas Atomic Garden. Ir norėjau trumpai papasakoti, kam šita programa būtų labiausiai aktuali ir įdomi. Skaičiau visiems smalsiesiems, kuriems buvo įdomu, yra įdomu pamatyti, kaip atrodo produkto dizaino virtuvė iš anksčiau. Ką reiškia tie vartotojų tyrimai, kaip prioritizuojam hipotezės visiems testams, AB testams, kurios darom, kaip kolaboruojam su programuotojais ir product manageriais iš esmės. Tai galbūt jūs jau šiandien dirbate kažkokioje produktinėje įmonėje ir tiesiog visai buvo iš šono įdomu stebėti ir visai knietėjo sužinoti, kaip viskas atrodo. O galbūt jau esate dizaineris ir tiesiog norite suprasti, kaip kitaip dirba dizaineriai, kurie dirba komandose su kitais dizaineriais arba programuotojais ir kitom disciplinom. Tai šitą būtinai padarysim. Viso kurso metu mes turėsim ne tik pamokas, kur dėstytojai iš visų iš Lietuvos skirtingų startuolių dalinsis savo žiniomis ir buvusiais ir esamais ir įvykusiais ir neįvykusiais eksperimentais, bet taip pat bus ir praktinis projektas. Tai mokiniai komandose dirbs prie jo ir galų gale pristatys tai, ką nuveikė per 3 mėnesius. Projektas šį kartą bus labai įdomus ir tikrai galėsit didžiuotis jį padarę ir įsidėję į savo portfolio. Tai be abejo, neignoruosime ir tokių dalykų, kaip kad dirbtinis intelektas tikrai dabar per paskutinius mėnesius pakeitė taip, kaip produkto dizaineriai dirba. Tai bandysim mokytis ne pagal senasias praktikas, o bandysim taip pat papasakoti, kas veikia ir kaip gali procesai ir toolsai, kuriuos naudojam iš esmės pasikeisti ateityje dirbtinio intelekto pagalba.